Tai kad nežinau. Galva užė kaip pavilys. Ir nežinau net, sugalvojau daug variantų, o šitą variantą nežinau. Pradėsiu, pats nežinau nuo ko. Čia, kur nuskambėjo, išgirdau pavardę, visiškai atsitiktinai nuskambėjo Simonaitytė, palygino, kad moterys tam maždaug panašiai tik gali, o čia Treinys kažką gali. Tai aš prisiminsiu vieną iš to savo 80-mečio, to miražo, kurį pragyvenau, miražas dabar jau man pragyvenau, tai liko tokią atkartėlę duosiu. Beveik 67 metais skambina man, gerbiamo Šepečio dar nebuvo, tada mano ministrų buvo Banaitis, ir skambina man. Sako, draugas Treiny, aš buvau jau direktorius, jau buvau kokius 9 metus direktorius, išleidau pirmasias 3 knygas. Reiškia, skambino, sako, tai tąsyk vyriausybė nutarė minėti Simonaitytės 70-metį jūsų teatre. Dar tam senajam, vokiečių statytam, Belaisvių statytam, kur aš pradėjau dirbti. Žiūrėk tąsyk, kad būtų viskas tvarkinga, nes čia susirinks visa partija, vyriausybė ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, aš žinoma viską užtikrinau, o kadangi tai aš ūkininko sūnus, tai, žiūrėjau tos tvarkos. Nu, tai ką, nutraukėm tą vieną repeticijos anksčiau. Mūsų teatras moka šitą statyti, reiškia, pastatė tas tribūnas, ten viską. Nu, paskui atėjo tie pionieriai, kaip sapiorai, reiškia, ir tarp tų sapiorų vadovas, tai Šileikiokas, Uteniškis, mano kapitonas, reiškia, mes abudu klasiokai, ir jis, su tais ūsais, atėjo po sceną, palindo, pratikrino, teatras tuščias, tik parengta viskas, pratikrino, praėjo, jie išėjo ir per sceną, grįžtų atgal, žiūri, laukiamajam, atlaša, žila moteriškė, atlaša guli. Dabargi kas čia? Sustoju, tikrai, sustoju, Jėzau Marija. Ieva Simonaitytė, viena. Aš taip žiūriu. Ir žinot, pasijutau, nežiūrint, kaip sakau, ir direktorius buvo, ir triskinė, pasijutau ir biednas, ir kūdas, ir beraštis. Klasikė. O ji ragana matyt pro blakstienas žiūri ir sako, tyliai, kadangi matyt užsibuvau susijaudinęs, nepažįstu. Tada man jau kaip dialogas, kaip sakant, užsimezgė. Sakau, menka bėda, bet aš užtat jūs pažįstu rašytoją. Iš ko? Iš veido ar iš raštų? Aš jį sakau, iš aukštųjų Šimanių. Tada jau prasimerkė, jau rūstumas toks, reiškia, ir tada rūsti. Paskui, reiškia, žiūri mane. Tik, reiškia, tik iš turio. Tai ašgi buvau išlaikęs kandidatinio minimumo egzaminus. Reiškia, tą literatūrą žinojau mintinai. Reiškia, tai aš ir papyliau jos romanus, ir Be tėvo, ir Vilius Karalis, ir taip toliau, ir papyliau visus jiems. Tada jau atsimerkė. Atsimerkė, žiūri ir lyg ir kažko jau jaučiu draugiškumo yra. Jo paskui sako, o Pikčiurnienė, ar skaitei, buvo vienas iš paskutinių romanų. Aš jai, kad intrigas, reiškia, dar labiau, kad aš surašiau, kada sakau, tegu ją velniai, tegu ją bala, tą jūsų Pikčiurnienė. Tada jau paput ir atsitėsi. Klauso, tai kas čia reiškia, intriga. Tai aš jai ir sakau jos romano žodžiais. O buvo taip, jos romanas toks yra, o buvo taip ir papasako istoriją. Aš laikau kandidatinio minimumo egzaminą. Reiškia, Balčikonis pirmininkas literatūros, reiškia,
ir pastebiu ir ištraukiu bilietą. Bilietui trečias klausimas vienas yra Pikčiurnienė. Ir aš žinau, pilu, o Balčikonis vis kažkokią metą. Ir metą mane pradėjo nervuoti. Meta, ką tik aš kalbu, vis meta kažkokią. Paskui mane sustato, sakau. Kaip pasakyk, kaip pavadintum Pikčiurnienės, reiškia, vyrą? Kokie pavardė? Sakau, Pikčiurna. Tai kodėl ją vadini Pikčiurnienė? Ir prikybo. Ir taip jau prikybo, aš, žinot, jau pasitaisiau viską, bet kai pradėjau kalbėti ir vėl tas pats Pikčiurnienė. Paskui pamačiau, kad jau jis raudonas, o jis yra mane nuvaręs, pavaręs iš egzamino, iš skaitų yra pavaręs už šitokius, reiškia, kažkokius tai kalbinius dalykus. Reiškia, tai aš sakau, profesoriu, tai gal leiskit ištraukti man naują bilietą, nes matau, jūs iš būdo išėjate ir aš jau baigiu iš būdo išeiti. Tai taip ir baigė ir aš jį klauso, sakau, tai vat jis parašė man 4, būtų parašęs tikriausiai 3, bet aš Balčikonio didžiajam žodynui rinkau žodžius, ėjau per visą Utenos kraštą ir rinkau žodžius. Ne iš didelio patriotizmo, bet kad mokėjau. Mokėjau, aš kiekvieną žodį, reiškia, mokėjau. Tada, reiškia, ta Pikčiurnienė, ta Simonaitytė atsisuko ir man atsikėlė ir man ranką pažinčiai jau. Ir aš vėl neišdrįsau pasakyti, kad aš ir direktorius, ir rašytojas. Neišdrįsau. Aš pripuoliau jau mokytas teatre kaip artistėm savo bardabom bučiuodavau, priglūdau prie jos rankos ir pabučiavau. Ir ji paskui sako, nu va, atėjau paklausyt, kągi toj generaliniai mano šermenų repeticijoje pasakys mano komunistai ir mano rašytojai. Šitaip jį man pasakė. Sakau, gerai pasakys. Aš jau čia, dieve, įsivaizduokit, mažiukas toks stovi. Sako, aš pati žinau, kad gerai pasakyti, bet vis tiek malonu, kai šneka gerai. Tai vat aš pasakysiu savo šitą savijautą. Nei man čia reikia tų pagirų, galbūt, bet kai gerai šneka, tai vis tiek labai malonu. Tai aš labai ir nusilenkiu visiems gerieji mano draugai, kad jūs taip gražiai pašnekėję. Bet dabar prisiminkim tokį dalyką. Tada buvom Simonaitytė pridėjo 70 metų. Ji paminėjo tokius žodžius šermenis. Ji mirė lygiai eidama 81 metus, kaip šiandien aš. Ir ką? Ir negalvoju nei mirt, nei ką. Rodas atgyvensiu amžinai. Tai prieš ką aš dabar turėčiau šituo atveju nusilenkt šiandien? Aš nežinau, mano akis įsibarstė, ar yra tie. Ogi aš nusilenkt pirmiausia norėčiau daktaram, Sirvydžiui, mano marintojai ir prikelėjai Sigutei, Eugenijui Kosinskui, kuriuos kviečiu, ar jie atėjo, ar jie čia net nežinau. Nusilenkti jiems, nes jie ištraukė, pratęsė tą mano gyvenimą. Ne dėl to, kad čia aš knygą dar romaną dar parašysiu. Ne dėl to, bet per tą laiką išaugo mano anūkai. Anūkai jau šiandien atsivedė savo paneles ir aš laukiu proanūkių jau. Proanūkių laukiu. Tai va, už ką šiandien žemai lenkiuosi. Tik vieną daiktą noriu pasakyti. Reiškia, pavyzdžiui, Kosinskas lindo mano širdin 6 kartus. Nes buvo ji ten užsikimšusi, ten, reiškia, lindo ir galų gale tokį prantą, tokį kažkokį stentų vadinamą įkišo ir tada pradėjo cirkuliuoti kažkas ten. Tai aš galvoju,
jis jau mano širdį geriau žino negu mano Lena. Ir aš šiandien tikrai lenkiuosi tiem žmonėm, tiem santariškių stebukladarėm. Lenkiuosi lygi žemės. Taigi jie lendo į širdis kitų ir šitiek širdžių atstatė. Tai va, ogi tai pagalvoji taip, aš neatsimenu, taip užmygdė, taigi nebeatsimeni. Betgi žinau, kad kas man krūtinės lastą atidarė. Širmenis buvo toks Kostas Širmenis, garsus chirurgas, artistų draugas, Nako laikų draugas, va šitų laikų draugas. Jo sūnus ėjęs to keliu. Tai va šitą, kai pagalvoji, nu ir ką ten Silvyvis veikia, nu tai ištraukia, nu tai aš suprantu, ištraukia tą širdį, kaip panešiotą vyžą arba taip sakant, naginę. Nu ir kaip jis sakė, nu prisiūva ten 4 šuntus. Nelabai ką supratau. Aš paskui noriu ir dabar pasakyti, kad reikia grįžti prie lietuviškų terminų. Ir jums reikia kritikos pareišti. Nu, vyžom kam, taigi apyvara yra. Apyvara. Kamgi tie šuntai? Šuntai, vokiškai tai šunt, taigi niekniai, reiškia, šlamštas. Yra dar laukų mėta, dar yra šuntas. Galbūt ten turi momentį veržlė. Šiandien nusilemti, tai pirmiausia savo teatrui, kuriame pradirbau 44 metus ir 33, reiškia visą 3 Kristaus amžių pradirektoriavau. Čia va sėdi mano viršininkas, pats didžiausias, kurio bijojau ir gerbiau, nes nekirvis buvo. Ir, reiškia, o dabargi nebijau nieko. Dabar aš bijau. Jo. Tai, va, noriu nusilemti tam teatrui, iš kuris... Čia buvo Liongino Šepečio replika. Nusilemti tam teatrui, iš kuris mane išaugino tokį, kokį yra, koks aš esu. O juk tas teatras, tai buvo pilnas žmonių, ne tik aktorių, bet pilnas technikinio personalo, nuvarytų nuo žemės žmonelių. Tai buvo gaisrininkai, budėtojai, elektrikai, dirbo tą darbą. Aš gal drįsiu, aš net negražiai pašnekėti trupučiuką, kad jie atėjo visiškai iš kito pasaulio. Bet aš iš jų ėmiau siužetus, jie išsipasakodavo, išsisakydavo man. Tai jie man sukūrė, nu kaip čia pasakyti, erdvę, kurioje aš gyvenau.